Treneri turbūt nelabai gyveno šiom rungtynėm, o turbūt labiau vis dar buvot tam emociniam pakilime po pergalės prieš Berlyno Albą. Nu kaip pasakyti, ten jau kas buvo, tas buvo, žiūrim į priekį, daugiau ruošiamės toliau, bandom duoti pailsėti pagrindiniam žaidėjam, tai manau tokios ir rungtynės buvo. Tai vat ir norėjau klausti, ar viskas gerai, Justinai ir Giedrė, ir jos tiesiog buvo pailsintos po įtemptos savaitės? Taip, nes tikrai labai intensyvus buvo etapas, daug rungtynių, tai nusprendėm duoti pailsėti pagrindiniam žaidėjam ir jos sveikos, viskas tvarkoja tik. Kadangi rungtynių rezultatas nereikalauja jūsų per daug klausinėti apie šias rungtynės, aš paklausiu apie Vilerbano Asvel komandą. Ar džiaugiatės, nežinau, kokios pozityvios nuotaikos gali aplankyti, žinant, kad atvažiuos Justė Jocytė ir ko? Tai kokią komandą gaunam, su tą turim ruoštis. Nu, smagu bus išbandyti jėgas ir tiek, nu, ruošimės, kiek turėsim jėgų, tiek kovosim. Egle, kodėl laimėjot? Nežinau, pradėjom gerą gynybą, geras startas buvo ir po to su ta gera energija pataikėm savo metimus ir tiesiog geras varžybos buvo. Pačiai vienas geriausių rungtynių karjeroje, kalbant apie naudingumo balus. Jeigu dar vienas kėlinys, turbūt būtum kėsinosi į 5-gubą dublį, skaičiavai? Ne, nieko negalvojau, tiesiog žaidžiau, treneris sakė mėgaukis, tai tiesiog pasimėgavau. Prieš tai turėjau sunkesnių varžybų, tai tiesiog norėjau pajusti vėl tą žaidimą. What was good and what was bad today? Well, I would say that we started like very soft because we came straight from the bus, so we were kind of like tired, we weren't ready. But in the end we started to put more energy in, and I think the energy was, and the teamwork also, that put us to the game after the bad start. Kibirkštis, it's a too big team for you now, yeah? Yeah, Kirvitski is like very, very good team, and we're ready to come here to play against them. They're very tough, but yeah, it is how it is. Like they're playing the Euro Cup, and we're playing the Baltic League the first year, so it's new for us, and we're very great to play with them, against them.